Mano vardas yra Toms Krisenski ir sveikinu Jūs pirmoje specialios Unimas serijos dalyje, pavadintoje simboliškai Blood Code. Tai nėra joks katastrofiškas scenarijus, o tik hiperbolė, kuri protingam žmogui turėtų parodyti, kad dirbsime su įrankiais, varomai žmogaus jėga, su mūsų protėvių įrankiais, kuriuos dėl patogumo pamiršome. Tai yra apie tuos įrankius, o ne apie protėvius. Jei nepaisysime laikino elektros tiekimo sutrikimo, kuris mus galbūt privers paimti į rankas pjūklą ar oblių, todėl tai labiau būtinybė. Darbas su tradiciniais rankiniais įrankiais dažnai yra geresnis nei su moderniais elektriniais. Aukšti mūsų naujų mašinų apsisukimai, žinoma, užtikrina didesnį darbo efektyvumą ir mažesnį nuovargį. Tačiau mes turėjome susitaikyti su tuo, kad po visą dirbtuvę skraido drožlės, juvenos ir mažos medžiagos dalelės, kurios nėra naudingos nei mūsų kvėpavimo sistemai, nei pačioms mašinoms. Pasekme sprendžiame brangių ištraukimų ir kvėpavimo kaukėmis. Taip pat turime apsaugoti savo regėjimą ir klausą. Ar ne geriau bent kartais leisti visiems tiems nuostabiems įrenginiams šiek tiek pailsėti ir pabandyti dirbti su įrankiais, kurie naudoja tik mūsų pačių energiją? Šaipomės iš savo žmonų, kad už jas skalbia skalbimo mašiną ir plauna indaplovė, bet mes esame lygiai tokie patys. Taip pat už mus pjauna stalinė pjūklas ir obliuoja lyginimo frezą. Galbūt bijome, kad jau neturime tinkamo įgūdžio ir būsime užmiršti. Na, kaipgi kitaip, jei reguliariai netreniruojame. Ne veltui sakoma, kad praktika daro tobulą. Beje, aš čia nesu mentoriaus vaidmenyje. Su rankiniais įrankiais man sekasi gana prastai. Tačiau jau seniai mane traukia išbandyti įvairius oblius. Todėl užsisakiau iš Unimato pagrindinių, rankinių oblių rinkinių. Darbas su jais bus parodytas viename iš kitų Unimas dirbtuvės vaizdo įrašų. Bet prieš pradėdamas su jais dirbti, noriu savo seną, gerą ąžuolinę darbastalį aprūpinti papildomų spaustuvų. Iš Unimas pasiūlymų pasirinkau aukso vidurį, su gera naudingumo verte, už priimtiną kainą. Darbastalis turi medinius sraigtus, tiek priekinėje, tiek galinėje dalyje. Papildomas spaustuvas yra iš kietaus, tačiau žandikauliai, tiksliau spaudimo paviršiai, bus aprūpinti medinėmis plokštėmis, kad švelniai laikytų ruošinius. Paviršiai šiam tikslui turi angas. Galinė dalis netgi turi sriegį, kad galėtumėte pritvirtinti arba nuimti medinę plokštę, nereikėdami išardyti viso spaustuvo. Tvirtinimui reikia naudoti M6 varžtus su tokia galvute, kuri pasislėps medinėje dalyje, kad nepažeistų spaudžiamo ruošinio. Priekinėje dalyje sriegių nėra, todėl metriniai varžtai turi būti iš išorės pritvirtinti veržlę arba iš išorės naudoti tinkamo ilgio varžtą tvirtinimui. Žandikaulių ilgis yra 173 mm ir jį galite šiek tiek padidinti, naudodami ilgesnės medinės plokštės. Atverimo diapazonas yra 213 mm, kuris sumažės priklausomai nuo naudojamų medinių plokščių storio. Papildomas spaustuvas padidins darbastalio operatyvumą. Jį galima naudoti atskirai, tvirtinant ruošinius tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje. Kartu su originaliu priekiniu vežimėliu. Jis taip pat tinka ilgiems, ne per daug plačiams ruošiniams tvirtinti, pavyzdžiui, obliuojant, bet ir pjaunant ar gręžiant. Jis taip pat veikia panašiai kaip galinis vežimėlis, turi ištraukiamą atramą, kurios pagalba kartu su stalo spaustukais galite tvirtinti ruošinius. Plokščiai. Na ir dar vieną puikų dalyką šis papildomas spaustuvas gali padaryti, būtent greitą judėjimą. Šalia ašies su rankena yra nepastebima svirtelė, kurią, kai pritraukite prie veleno, galima priekinę žandą judinti pirmyn ir atgal. Paleidus ją, sriegiai vėl susijungia ir galima atlaisvinti ar priversti rankeną. Papildomą spaustuvą nereikia dėti tik ant darbastalio, bet praktiškai ant bet kurio stalo. Reikia tik užtikrinti, kad jis būtų pakankamai tvirtai pritvirtintas prie darbinio paviršiaus, arba naudoti kokią nors atraminę konstrukciją, kad žandai būtų viename lygyje su darbiniu paviršiumi. Na ir lažinuosi, kad po kurio laiko tik kraipysite galvą. Kaip galėjote apsieiti be šio spaustuvo? Nuorodas į produktus rasite kaip įprasta aprašyme, žemiau vaizdo įrašo. Jei jums patiko vaizdo įrašas, prašome paspausti like. Jei nenorite praleisti kito Unimas dirbtuvių vaizdo įrašo, taip pat spustelėkite prenumeruoti, o galbūt dar ir varpelį, kad gautumėte pranešimą iškart, kai įkelsime naują vaizdo įrašą. Mano vardas Tomas Krisenski. Ačiū už peržiūrą ir susitiksime kitame vaizdo įraše.